papasakoti, kaip galima iš riešutų pasidaryti pieną? Esu girdėjus, kad įmanoma. Taip, įmanoma ir tikrai labai skanus, labai sveikas produktas. Tiem, kurie nori pradėti žaliavalgiauti, pirmas mano patarimas yra pieno produktus pakeisti riešutų pieno produktais. Ir iš riešutų galima išspausti pieną, galima pasidaryti jogurtus, galima sūrius, varškę daryti, labai daug galima daryti sėkmingai pakeičiant pieno produktus. Ir, sakysim, paprastas pavyzdys. Aš labai mėgstu migdolų pieną, tai aš juos mirkau nuo 18 iki 24 valandų, kas 4-6 valandas vis praskalaudama ir nupildama vandenuką. Ir juos išmirkusius aš sudedu į tą vadinamą blenderį ir užpilu stiklinę vandens, sumalu ir tada iškošiu. Pienui sunkti maišelį turiu, iš masės supilu ir pasidaro pienelis. O išspaudas tada galima naudoti ir ten salotų padažus darant, ir daug kam, duonelėm, sausainiam, labai daug kur susinaudoja. Tai jisai riebus yra? Taip, ganėtinai sotus. Kalbant apie tą, reiškia, jeigu aš mėgstu kaip grietinėlę daryti, tikrai tirštą ir riebų, sąlyginai, sakykime, riebų, nes man kažkodėl riebumas siejasi su sviesto riebumu ar taukų ar aliejaus riebumu. Bet tai žaliavalgiaujant galima sakyti, nebūtinai tu numesi svorio, jeigu žaliavalgiausi. Nežinau. Dėl svorio žaliavalgiaujant yra du dalykai. Reiškia, svoris susireguliuoja dėl vienos paprastos priežasties. Jeigu valom organizmą, svoris labai daug, reiškia, svorio numetama, nukrinta, bet kai organizmas išsivalo, žmogaus svoris grįžta į normalų. Pagal ūgį, pagal sudėjimą. Ir, sakysim, jeigu yra labai daug svorio ir norima svorio numesti, tai yra irgi nesudėtinga padaryti. Bet kas man labiausiai patinka žaliavalgystės atveju metant svorį, sakysim, jeigu tikrai žmogus turi didelį viršsvorį, kad chlorofilo dėka oda tampa elastinga ir jinai susitraukia, savaime susitraukia, nes, sakysim, staiga numetų svorio paprastą dietą vartojant, oda nukamba, jinai pasilieka raukšlės ir panašiai, o žaliavalgiaujant šito neatsitinka, tai yra labai, aš sakyčiau, fenomenas.